Ignalinos rajono savivaldybė vykdo programą Ignalinos Enervizija, pagal kurią atnaujinami daugiabučiai namai, ne tik mūriniai, bet ir tame tarpe mediniai. Su mediniais namais yra biškai daugiau problemų, nes namai senos labai statybos, tarpukario ir pokario laikų. Sienos, aišku, buvo kiauros, žmonės gyvena šaltai, atnaujinus namą, padėtis labai pasikeitė. Ir gyventojai džiaugiasi šiltai gyvendami. Buvo sienos valomos, gruntuojamos, kai kur net keičiami kai kurie rąstai išpuvę ir atlikta namo apdaila. Čia visur, kur mediniai namai, yra įrengtas ventiliuojamas fasadas, nes to reikalauja priešgaisrinė sauga. Stovime prie namo, kuriame įrengtas yra ventiliuojamas fasadas. Mūsų firma dabar yra šiuo metu, per paskutinius 2 metus, laimėjo konkursus Ignalinos ir Dūkšto miestuose. Dabar tokie namai buvo tokio tipo, buvo 8. 2014 metais mes pabandėm įrengti fasadą su Eternit Citadral dailylentėmis. Pasirinkom patikimą gamintoją, taip mes manom, nesirinkom pigesnių, nes norim išlaikyti savo firmos prestižą. Ir patiko mums, ir patiko gyventojams, ateidavo gyventojai, domėjos, kiek kainuoja, kaip įrengti, kaip kas. Žmonės tikrai yra patenkinti, pavyzdžiui, dabar šito namo, prie kurio stovim, yra šilumos sutaupimas ne 67%, lyginus, kas buvo prieš renovaciją. Vaizdas namo irgi visus žavi. Eternit duoda garantiją dažams iki 50 metų. Taip pasižiūrėjom, kad tikrai ir netgi transportuojant, montuojant, jokių pažeidimų, dažų jokių nėra. Gan viskas labai patikima ir puikiai. Aš taip manau, kad jie tikrai turėtų tą laiką užtikrintai atitarnauti. Šitos plokštės yra ilgaamžės, jų labai priežiūra jokia nereikalinga, kad ir po daugelio metų jas nereikalingas nei perdažymui, nei. Ir svarbiausia, kad jas yra atsparios nuo visokių atmosferos poveikių ir daleiskim ir nuo vandalizmo, nes daugumai, kur būna plastikinės dalintės, jos ilgai neatlaiko, šita medžiaga yra ilgaamžė. Aš skaitau, kad kaip jau patirtį turintis, kad čia yra geresnis variantas, daug geresnis variantas negu neventiliuojami tie fasadai. Ir tuo labiau, kad čia paremontuoti, jeigu kartais netgi ir pakeisti reikia dailintis, galima jas išmontuoti ir pakeisti ir vėl iš naujo sumontuoti šitą gyvą. Čia problemų tam yra išsprendžiamos, o kai yra jau neventiliuojami fasadai, jeigu ten yra vandalai ar kažkas tai išdaužė, jau paremontuoti jau yra problematiška. Po to parinkti dažus ir perdažinėti vos ne visą sieną. Yra labai išsami instrukcija, kaip reikia montuoti, kaip daryti. Pas mus žmonės irgi profesionalai. Reikia tik tai labai kruopščiai daryti viską. O taip montavimas nėra jisai sudėtingas, lengvai pjaustomas, apdirbamos. Pirmą kartą, kai darėm, galvojom, čia brangios medžiagos, viskas, dar atliekų daug liks. Bet kai viską išsidėliojom, fasadus visus išsibraižėm, kaip montuoti, kaip ką. Ir mes jau skaičiavom kažkur tai 5-6%, kaip paprastai medžiagų lieka. Bet kai padarėm šitą namą, tie 5-6% taip ir liko. Kažkur tie visi kvadratai ir liko. Mes panaudojom kitais metais tada. Teko panaudoti. Absoliučiai neliko jokių atraižų, liko ten porą-trejetą kvadratų tik tai iš kelių šimtų. Taip, pjūklas reikalingas, ten jau, normalus, nes rankinių pjūklų čia jau pjaustyti jau nėra. Čia tik tai vienintelis, kad ir suktuvas, ką daugiau, grąžtas suktuvas. Bet kas gali montuoti. Yra brigada, pavyzdžiui, 3 žmonės, tai jie čia tokį namą per mėnesį praktiškai visą ir užbaigia tokio tipo namą. Žmonės pripratę tokiam name gyventi, čia jų namas, čia jiem visos sąlygos patobulintos gyvenimui, aišku, patenkinti.